pas žmonės atsiras tikėtina labai daug pinigų. Skaičiai nemeluoja. Aš noriu šiandien gyventi, šią dieną. Labas. Šiandien aptarsim itin svarbią temą, kuri liečia visus dirbančiuosius Lietuvos gyventojus. Kalbėsime apie antros pensijų pakopos situaciją, apie jos reformą, kas pasikeis nuo 26 metų ir ką reikia daryti, kokie žmonės klaidas padaro, ar susigrąžinti tos pinigus, ar nesusigrąžinti ir kaip investuoti, kaip protingai elgtis su tais pinigais ir su tais pokyčiais, kurie įtakos antrąją pakopą. Būtinai žiūrėk šitą video iki galo, nes pabaigoje gausi klausimyną, kurį išsprendus pasidarys daug aiškiau, ar verta tęsti kaupimą antrąją pakopoje, o galbūt verta savarankiškai investuoti. Todėl, jeigu jau paspaudėjai like ir subscribe mygtuką, kas padeda mūsų kanalui augti, ačiū tau už tai labai. O šiandien pas mūsų svečiuose yra Mantas, asmeninių finansų valdymo ekspertas, kuris savarankiškai per 3 metus sukaupė kapitalą investicijose virš 40 000 eurų. Labas, Mantai. Labas, Artūrai. Tai kaip atsirado apskritai ta antra pakopa ir kokios priežastys jos atsiradimo? Tai antra pakopa atsirado dar 2004 metais. Atsirado todėl, kad valstybė negali užtikrinti orios senatvės pensijoje. Todėl buvo įkurti pensijų fondai, kurie gali šiek tiek padidinti bendrą pensiją. Tai principė, Sodra nelabai čia mumis pasirūpins, net ant ta iliuzija yra, kad žmonės galvoja kartais, dirbu visą gyvenimą, gausi pensiją, ne? Nelabai. Tai antra pakopa kažkiek dar prie to prisideda, ne? Taip, tai realiai Sodra yra kažkur 30–40% buvusių žmogaus pajamų ir antra pakopa gali dar pridėti apie 10–20%, ko pasiekoje žmogus gali tikėtis tarp 50–60% uždirbamų pajamų karjeros etape. Tai taip ir apskaičiuojama. Tai grubiai paėmus, jeigu aš per savo gyvenimą taip hipotetiškai uždirbdavau 1000 eurų, išėjęs į pensiją, aš iš Sodros gausiu 300–400 eurų pensiją, o jeigu su antra pakopa, tai galiu apie 500–600 gauti apytiksliai. Tikrai taip. Tai realiai, kad užtikrinti gyvenimo kokybę pensijoje, žmogui reikėtų apie 80% buvusių pajamų. Okay. Tai tokia statistika. Nedatraukė net ir su antra pakopa. Ne. Neužteks tikrai. Tai gerai, tai mes dar šiandien pasikalbėsime apie tai, ką galim daryti toliau, bet mūsų tema yra antros pakopos pensijų fondai. Ir kiek jau visuomenė žino, kad 26 metais keičiasi kažkokie dalykai, nes įvairių mitų vaikšto, kad įtraukia prievartą, verčia, neverčia, 26 metais kažkas keičiasi, tai kas nuo 26 metų pasikeis? Tai nuo 26 metų viskas kardinaliai keičiasi, kadangi bus daugiau laisvės ir pasirinkimų pačiam žmogui. Jisai galės priimti sprendimą ar visiškai nutraukti ir išsimti pinigus. Be abejo, neleis visų išsimti, kadangi valstybės paskata, kuri būdavo mokama kiekvieną mėnesį, bus grąžinta į Sodros pensijų taškus ir pridėta prie senatvės pensijos. O žmogus galės atsimti savo sukauptus pinigus, tai reiškia savo įmokas plus investicinį prieaugį. Tai va tai bus. Tai gerai, tai imkim hipotetinius skaičius. Pavyzdžiui, pas mane yra, aš gaunu ataskaitas kiekvieną mėnesį, pas mane dabar yra antroje pakopoje sukaupta 14 000 eurų. Ne, grubiai paėmus. Iš jų, nežinau, kažkuri dalis yra mano, kažkuri yra valstybės priedas, nes aš naudojuosi tą formulę 3 plus 1,5. Taip. Ja? Tai jeigu, tarkim, 26 metais aš sugalvoju atsimti, kaip aš galiu, aš atsimti 25% galiu, atsimti visą sumą, kokios dabar taisyklės bus, kas keisis? Jeigu norėsi atsimti visą sumą ir nebedalyvauti pensijų fondo kaupime, tai galėsi atsimti savo įmokas plus investicinį prieaugį. Vidutiniškai yra skaičiuojama, kad žmogus galės pasimti apie 60% savo viso sukaupto kapitalo, kurį jis mato prisijungęs prie pensijų fondų paskyros. Tai jeigu pas mane 14 000, teoriškai aš galėčiau užsiimti apie 8–9 tūkstančiai, labai tiksliai niekas negali pasakyti, kadangi reikia jau pačiam prisijungti pasižiūrėti. Labai daug ką įtakot gali, kiek anksčiau dalyvaudavai, nes būdavo tikrai ne 3+1 formulė, būdavo 2+2+2. Tai tų reformų jau buvo tikrai 10 gal net, jeigu gerai pagalvojus dabar. Anksčiau būdavo iki 2019 metų viena formulė, tada vėl keitėsi įstatymai, atėjo nauja valdžia, kurie priema atitinkamus sprendimus, na ir tada galim jau skaičiuoti vėl kitokiu būdu. Tai situacijoje nelygiai, reikėtų žiūrėti individualiai, ar verta išsimti ar neverta, tai reikėtų jau čia konsultuoti su ekspertais. Tai jeigu aš išsiemu pinigus visus, tarkim, didesnę sumą ir aš gaunasi nutraukiu dalyvavimą antroje pakopoje, taip išeina. Taip. Ar man nuo tos sumos reikėtų susimokėti mokesčius? Va čia mokesčių nereikės susimokėti, kadangi valstybė ir duoda tą galimybių langą 2 metai iki 27 gruodžio 31, kuomet nereikės susimokėti jokių mokesčių.
Tik tai, kad neatgausi to, ką pati valstybė prisidėjo. Okay. Tai jeigu... Kitas būdas yra galimybė vieną kartą gyvenime išsimti iki 25% nuo sukauptų pinigų už 3% mokestį valstybei. Tai, tarkim, įsivaizduoju, pas man yra 14 000, hipotetiškai paimkim, ar ne? Tai ketvirtis gausis apie 3,5, 3 su biški. Kažkur. Tai aš teoriškai 3 su biški galiu užsimti minus. Ar aš išsiemu ir sumoku valstybei, ar koks principas, kaip vyksta? Tai jeigu išsimsi 4 tūkstančius išsimsi, tai 3% bus apmokestinama tiesiog gyventojų pajamų mokesčių ir tokiu būdu, iš tų 4 000 liks ten mažesnė tam tikra dalis. Tai jeigu, tarkim, aš tos 4 000 noriu savo išsiimti, tai kiek man reikės susimokėti valstybei mokesčių? Tai nuo išimamos sumos reikės 3% susimokėti ir viskas. Tai supratau, tai gaunasi 3% ant 4 000, tai 120 eurų, grubiai paėmus. Taip. Okay. O jeigu aš išsiemu visus pinigus, ten tos hipotetiškai 8-9 tūkstančius, tai aš tada juos tiesiog savo pasiemu, valstybei nieko nemoku, bet tuos 1,5%, kur visą laiką valstybė mokėjo už mane, aš juos turiu atiduoti, ne? Atiduoti sodros pensijų tuos taškus, kurie bus pridėti prie tavo senatvės pensijos ir paskaičiuoti jau nuo 65 metų. Okay. Tai reiškia, tie pinigai neišnyksta, jie pereina į tą sodros pirmą pensiją ir, pavyzdžiui, jeigu pas mane hipotetiškai yra ten 15 taškų, tampa jų ten 16 ar 17, priklausomai nuo tos sumos prisidedančios. Teisingai suprantu? Taip, prisidės prie pensijų vienetų ir nuo to tam tikra dalis prisidės prie senatvės pensijos ir turėsi didesnę pensiją senatvėje. Okay. Tai nuo 26 metų pas žmonės atsiras tikėtina labai daug pinigų. Automobilių pirkimas atsigaus, ten nežinau, dar kažkas, tai žmonės gaus daug kešo, nes arba išsiims ketvirtį pinigų, arba nutrauks visą investavimą antroji pakopų, išsiims visus pinigus, arba kai kurie galbūt nieko nedarys. Bet Estijos pavyzdys rodo akivaizdžiai, kad žmonės tos pinigus išleidžia vartojimui. Gerai, dabar stabtelkime. Kalbėjome apie tai, kad žmonės dažnai išleidžia pinigus ne patiems svarbiausiams dalykams, nes pinigai investicijose yra skirti jūsų ateičiai, o ne vartojimui. Būtent todėl noriu Jums papasakoti apie sprendimą, kurį atradau. Jei ieškote būdo, kaip gauti pasyvias pajamas ir priversti savo pinigus dirbti Jums, bet be jokio galvos skausmo, galite išbandyti Scramble. Tai platforma, kuri leidžia investuoti į verslus nuo vos 10 eurų ir gauti stabilę virš 12% metinę grąžą. Tačiau didžiausias Scramble kozeris, dėl kurio aš jais pasitikiu, yra 0 vėlavimų per visą jų istoriją investuojant į A grupės paskolas. Jūsų pinigai su visomis palūkanomis grįžta į sąskaitą kiekvieną mėnesį, tiksliai kaip laikrodis. Jei atsidarysite paskyrą per nuorodą video aprašyme, gausite 10 eurų bonusą iškart. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūsų pirmoji investicija yra visiškai nemokama. Jūs pradedate net ne nuo nulio, pradedate nuo pliuso. Spauskite nuorodą dabar, atsidarykite paskyrą ir leiskite savo pinigams pagaliau dirbti už jūs. Tai dabar tu kaip investuotojas ir kaip asmeninių finansų konsultantas, kokia yra tavo nuomonė? Ar verta žmonėms toliau tęsti kaupimą, ar verta išsimti tos 25%, ar verta visus nusimti? Žiūrint bendrai statistiką Lietuvoje, kad savarankiškai investuojančių žmonių yra tik tokie 5-6%, tai yra labai blogai, kad leidžia išsimti. Iš kitos pusės ta nedidelė dalis žmonių, kurie geba investuoti savarankiškai, pasiekti geresnių rezultatų, užsimti analizėm tam tikrom, sekti rinkas, tai jie be abejo pasinaudos ir efektyviau galės tą išnaudoti visą pensijų kaupimo reformą. Tai principė tie 5% žmonių, kurie ir taip investuoja ir moka elgtis su pinigais, jie gaus daugiau vertės, o tie, kurie neinvestuoja, netaupo, gyvena nuo algos, uždirba, išleidžia viską, ką uždirba, tai jiems dar ir blogiau ilgainiui bus, taip išeina. Taip, nes irgi buvo apklausos darytos žmonių, kurie sako, jog išleisim atostogom, nusipirksim automobilį, buitinę techniką, tai tie pinigai tiesiog buvo kaupiami pensijai. Na tai dabar duoda išsimti, tai be abejo bus išlaida. Žinok, mano TikTok kanale kartais ateina tokie komentarai, tai ką man pinigai, kai aš būsiu senis, man jau jų nebereikės, aš noriu šiandien gyventi, čia diena, tai čia turbūt finansinio raštingumo klausimas, nes jeigu pasižiūrėsite, tai tos žmonės, kurie, savo tėvus, ar vyresnius žmonės, kurie gyvena pensijai, jie nėra dabar tie, kurie tikrai galėtų mėgautis kaip užsienyje, ten su kruiziniais laivais važinėti, gyventi, mėgautis gyvenimu. Dar žmonės statistiškai išėję pensiją dar apie 20 metų nugyvena. Tai 20 metų ar gyventi, ar egzistuoti, čia yra kiekvieno pasirinkimas. Bet
tam, kad nuspręsti pačiam, ar verta kaupti antroje pakopoje, ar geriau pasimti pinigus ir išleisti vartojimui, mes sukūrėme klausimyną, kurį galite parsisiųsti per nuorodą šio video aprašyme. Ten yra 10 klausimų, atsakius iš tos 10 klausimų, jūs turėsite labai aišku suvokimą, ar verta nutraukti, sprendimas bus jūsų, bet bent jau pamąstymui bus labai aišku, kur linkme jūs einat, kaip jūs elgitės su pinigais. Ar verta kaupti ir tikėtis pensijoje gyventi bent jau iš bado nemirti, ar verta nutraukti ir tos pinigus kažkaip geriau įdarbinti, investuoti. Ir taip pat paklausimino bus nuoroda į konsultaciją, kur galite užsiregistruoti, pasikonsultuoti su mūsų ekspertais, kurie jums padės susidėlioti savo finansinį planą, pasižiūrės, identifikuos kokia jūsų situacija, kaip jūs elgitės su pinigais, ką galima padaryti geriau, gausite visą informaciją, parsisiųskite per nuorodą, parsisiųskite dokumentą, užpildykite klausimyną ir pasižiūrėkite patys, ką daryti su ta antra pakopa. O mano klausimas yra toks, kiek apskritai Lietuvoje yra antros pakopos pensijų fondų valdytojų? Tai šiai dienai Lietuvoje veikia 6 pensijų kaupimo bendrovės ir galima tiesiog šią informaciją pasitikrinti Lietuvos banko puslapyje. Be abejo, kas yra svarbu renkantis bendrovę, tai reikėtų atsižvelgti taikomus mokesčius. Tai Lietuvos banko puslapyje kiekvienais metais yra išleidžiama tam tikra statistika, koks yra bendras išlaidų koeficientas. Aha, ką reiškia tas bendras išlaidų koeficientas, kad mūsų žiūrovom paaiškinti? Taip, tai bendras išlaidų koeficientas tai yra turto valdymo mokestis plus kitos išlaidos, kurias patiria bendrovė investuodama mūsų pinigus. Ir labai svarbu atsižvelgti, kad jis būtų kuo mažesnis, kadangi tai tiesiog mažina jūsų investicinę grąžą bei bendrą rezultatą, kurį gali tikėtis uždirbti ateityje. Tai jeigu išlaidos mažina pelningumą, taip pat turbūt verta žiūrėti, kaip tie fondai dirba, kaip jie uždirba, kokius rezultatus generuoja. Ir tada tuos du dalykus sulyginti, ne? Kaip tą galima sužinoti? Tai irgi galima pasižiūrėti, kokią strategiją taiko pasirinkta bendrovė. Taip. Labai svarbu suprasti, kas yra indeksinis investavimas ir aktyviai valdomi fondai ir kokia statistika yra ilguoju laikotarpiu. O statistika yra tokia, kad net 90% aktyviai valdomų fondų negeba aplenkti rinkos vidurkio ir ryšium su tuo taiko didesnius valdymo kaštus. Pasyvi strategija tiesiog seka palyginamąjį indeksą, dėl ko mes galim tikėtis tiesiog eiti paskui rinką, turėti mažesnius valdymo mokesčius ir pagal statistiką tokia strategija yra labiau pasiteisinusi. Jeigu tikite, kad įmanoma aplenkti rinką ir norite eiti su tuo 10%, tai tada jau galite rinktis aktyviai valdomus fondus. Koks yra rinkos vidurkis? Gerai, jeigu dabar žmonių kalba paaiškinta, kas tas yra rinkos vidurkis ir kas tai yra, kaip žmogus... Palyginamasis indeksas. Ja. Tai ką reikėtų suprasti, kiekvienas fondas seka tam tikrą rodiklį. Tai įsivaizduok, yra kompanijų sąrašas, tarkim, S&P 500 yra 500 stipriausių JAV bendrovių. Ir jeigu fondas yra pasyviai valdomas, tai tiesiog yra kopijuojamos kompanijų sąrašas ir papildomai nėra dedami kažkokie veiksmai iš fondų valdytojų, kad jie aktyviai norėtų aplenkti rinką ir jie tiesiog pasyviai valdo, kopijuoja sąrašą ir daugiau nieko nejudina. Eina su rinkos vidurkiu. Aktyviai valdomi fondai, jų tikslas yra aplenkti rinką. Tai reiškia, kad tam tikrais momentais jie gali bandyti laiku pirkti, parduoti, apgauti rinką, sakykime, išspausti geresnius rezultatus. Natūralu, jog tai kainuoja, reikia analitikų komandos, reikia žmonių įsitraukimo, todėl ši strategija yra vadinama aktyviai valdoma. Bet tu sakai, 90% aktyviai valdomų fondų hipotetinė S&P 500 net neaplenkia, taip išeina. Taip. Praktiškai rinkos aplenkti yra beveik neįmanoma, bet tai daro labai nedidelė dalis žmonių. Tai ar teisingai suprantu, kad man biški logika nesueina, reiškia, aktyviai valdomas fondas jis visų pirma brangiau kainuoja ir visų antra dažniausiai neaplenkia rinkos. Taip. O pasyviai valdomas fondas yra pigesnis ir gali ir uždirbti geriau. Taip. Tai kur logika tada žmonėms investuoti į tuos aktyviai valdomus fondus? Tai tiesiog žmonės galbūt nežino statistikos, nepasidomi, neišsianalizuoja fondo valdymo taikymo strategijos ir renkasi galios poziciją tam tikrą. Jeigu yra namų bankas, pavyzdžiui, nueina pasimti būsto paskolą, kredito kortelę atsidaryti, tai gauna papildomai paslaugą. Ir ta paslauga gali būti pensijos fondo, sakykime, kaupimas. Supratau, tai reiškia viskas dėl finansinio raštingumo stokos, žmonės tiesiog nežino, nesigilina ir paskui dėl to ir nusiliūdina, kad negauna kažkokių tai rezultatų, kurie galbūt tikėjosi, ar ne? Taip.
Bet dabar vyksta labai stipri kova už kiekvieną vartotoją, ypatingai kovoja antros pakopos pensijų fondų valdytojai, pastovi visokios reklamos, viliojimai, kaip tu pasakojai. Kaip dažnai verta keisti antros pakopos pensijų fondo valdytoją. Tarkim, pas mane hipotetiškai yra kompanijoje X, nenoriu čia minėti vardų, o yra kompanijoje, noriu pereiti į kompaniją Y, sako, tipo, ten kaip ir geriau. Kaip man nuspręsti, ar verta pereiti, ar neverta, į ką aš turiu atkreipdėmėsi? Tai reikėtų pasižiūrėti Lietuvos banko puslapyje, taip pat yra kiekvienais metais skelbiama bendro išlaidų koeficientų lentelė, kuri tam tikrais momentais gali kisti. Bet jeigu tai bus aktyviai valdomi fondai, tai jie dažnu atveju vis tiek bus didesni už pasyviai valdomų fondų tą strategiją. Kartą į metus yra logiška persižiūrėti tiesiog, kokie yra taikomi mokesčiai būtent tais metais. Na ir pasižiūrėti, koks yra tas rodiklis, kokią strategiją taiko pasirinkta pensijų kaupimo bendrovė, koks yra jų vidurkis. Be abejo, kiekvienais metais tarpusavį bendrovės gali labai konkuruoti, vienais metais viena daugiau uždirba, kitais metais kita daugiau uždirba, bet reikėtų pasižiūrėti ilgalaikį palyginamąjį indeksą. Tai kaip ir minėjau, jau tą kompanijų sąrašą, į kurias orientuojasi konkreti bendrovė. Tai kitaip kalbant, aš tiesiog pasižiūriu, kiek mano pensijų fondas uždirbo pinigų vidutiniškai procentų grąžos per metus visą tą laikotarpį investavimo. Tarkim, hipotetiškai imkim, uždirbo vienas fondas 10%, ne, per paskutinius 15 metų vidutiniškai, kitas fondas uždirbo 2% vidutiniškai per 15 metų. Tai tada nėra logikos būti ten, kur uždirbo 2%, ar aš taip suprantu? Be abejo. Reikėtų pasižiūrėti iš ilgalaikės perspektyvos, kaip sekasi fondų valdytojams tvarkyti su tuo ir uždirbti grąžą, kuri yra siekiama. Tai kaip ir minėjai, jeigu 15 metų vidurkis 2-3%, na tai naivu tikėtis, jog ateityje bus geriau, tai aš aišku eisiu su didesniu procentu. Ir tada pasižiūriu, kokie yra valdymo mokesčiai. Ir tada viskas pasimato. Bet būna ir tokiu atveju, kai žmonės nekeičia tos bendrovės. Pavyzdžiui, mano žmona yra kitoje bendrovėje negu aš. Sako, man čia yra labai faina, viskas aišku, labai patogu. Mes turim ten tam tikrų produktų šitos bendrovės. Ir jis sako, tipo, man bankas siūlo ten geresnius procentus ir taip toliau. Ir jinai tiesiog neperina, sako, man ir čia gerai. Būna tikrai tokių variantų, per savo patirtį susitikęs ne vieną, kuris yra tai pasakojęs, tačiau vėlgi reikėtų pasižiūrėti iš logiškos pusės. Ar tai tau apsimoka skaičių prasme? Skaičiai nemeluoja. Pasilygini mokesčius, pasilygini grąžas ir pasižiūri, koks yra atsiperkamumas tarp tų paslaugų, kurias tau ale pasiūlė, bet geriau pačiam įsivertinti tą visą situaciją ir likti ten, kur tau yra patogiau. Tu man priminėjai labai gerą momentą iš knygos Pinigų psichologija, Morgan Housel, kur yra parašęs labai gerą knygą, tarp kitko būtinai perskaityk, labai faina knyga, labai naudinga. Ir ten yra toksai geras pavyzdys, sako, psichologiškai pats autorius, kuris yra ekspertas finansų ir milijonierius, ir jisai labai gerai paaiškina, sako, psichologiškai tai yra finansiškai aš suprantu, kad namo paskola yra pats geriausias dalykas, nes tai yra labai pigus pinigai, man nereikia iškart daug pinigų atiduoti ir taip toliau. Bet, sako, mums šeimoje psichologiškai buvo daug svarbiau jaustis, kad mes neturim skolos. Ir mes pačioje pradžioje labai daug pastangų dėjom, kad išsimokėti už namą. Nors, jeigu būtume mokėję paskolą, pinigų mes būtume išleidę žymiai mažiau ir uždirbę daugiau už tos investuotus pinigus. Bet psichologiškai mums buvo svarbiau atiduoti paskolą. Tai kartais žmonės elgiasi ne dėl finansinės logikos, o dėl psichologinių kažkokių emocinių dalykų. Taip, ir dažniausiai žmonės ir nepasiekia ilgalaikių rezultatų vien dėl to, kad juos valdo emocijos. Tai tam tikra prasme būna rinkoje nuosmukių, būna pakilimų ir tam tikrais momentais reikėtų tiesiog vadovautis šaltų protų, investuoti reguliariai, periodiškai, tam, kad minimizuoti tuos nuostolius, kurie būna trumpų periodų. Tai todėl, mėly bičiuliai, užsiregistruokite konsultacijai, paspauskite šiam video like ir subscribe. Jeigu turėsite kažkokių klausimų, rašykite komentaruose arba užduosite per konsultaciją. Tai dėkui man tai, kad atėjai, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų. Iki.